Mitas, kad visos atliekos sumetamos vieną mašiną ir išvežamas kažkur į vieną vietą sumaišytos, turbūt pats gajausias ir girdimas kiekvieną dieną. Ne vieną kartą esam girdėję, kad atvažiavo jūsų automobilis, susirinko viską į vieną mašiną, išmetė ir neaišku, kur išvažiavo, tai ką mums rūšiuoti. Deja, tokį mitą turėčiau paneigti, taip nebuvo ir nėra, mašina yra ta pati, viena, teisingai sumetama į vieną mašiną, bet ne į vieną krūvą. Automobilis turi kelias skirtingas sekcijas, į kurias atliekos yra patalpinamos. Automobilio galinė dalis yra skirta popieriaus plastiko atliekoms. Tai yra gyventojai individualiuose namuose turi rūšiavimo konteinerius popieriui, plastikui, metalui vieną ir stiklui kitą, ar ne? Jie atskirai rūšiuoja stiklą ir visą kitas pakuotės. Tai į galinio automobilio dalis susiverčia atliekas, kurios yra popierius, plastikas, metalas į vieną bunkerį, susipresuoja, o stiklo atliekas jau metam į tą pačią mašiną, taip, ta pati mašina atvažiavus paima į atskirą sekciją, atskirą bunkerį. Čia matom, kad tikrai jos nėra susijungusios. Bunkeris yra tikrai atskiras ir tom atliekom nėra galimybės susimaišyti. Prikrovus pilnus bunkerius važiuoja automobilis į atliekų rūšiavimo centrą, kur yra iškraunamas atskirai stiklas, atskirai popierius, plastikas. Jos neturi jokių šansų susimaišyti ir tas mitas, kad metam į vieną mašiną yra teisingas į vieną mašiną, bet mašina yra su skirtingom sekcijom.